aš esu Goda. Aš esu Neda. Aš esu Aušrinė. Sveiki, aš esu Karina. Esu Karolina. Ir šiandien jums papasakosime, Kaip ir kodėl reikia taupyti elektros energiją. Daugeliu žmonių yra žinomas faktas, kad elektros energiją reikia taupyti, tačiau ne visi žino kodėl. Deja, bet didžioji dalis elektros energijos Lietuvoje yra išgaunama iš neatsinaujinančių gamtos išteklių, tiksliau deginant naftą. Tik nedidelė dalis, apie 3,3%, yra išgaunama panaudojant vandens jėgą, o panaudojant saulės ar vėjo jėgą dalis procentais yra dar mažesnė. Todėl ką paimsime iš gamtos, niekada nebesugrąžinsime. Todėl yra būtina taupyti elektros energiją. Ir vienas iš būdų yra nenaudojamus elektros prietaisus ištraukti iš elektros lizdų. Naudojamus prietaisus tokius kaip kokteilių plaktuvas, sulčiaspaudė, kavos aparatas, keptuvė atjunkite nuo elektros lizdo. Atjunkite nuo prailgintuvo elektros prietaisus, kurių nenaudojate. Taip pat nepalikite telefonų įkroviklių jungtų į prailgintuvą. Norėdami, kad jūsų sąskaita už elektros energiją bent kiek sumažėtų, turėtumėte išjungti šviesą patalpoje, kurioje jūsų nėra. Taigi, išeidama iš patalpos, aš tiesiog išjungiu elektros jungtuką. Juk tai taip paprasta. Plaukite drabužius 30–40 laipsnių temperatūroje. Taip sutaupysite elektros. Jei televizoriaus niekas nežiūri, jį išjunkite. Kambaryje yra šiek tiek tamsiau ir užuolaidos yra užtrauktos, kada ir lauke yra šviesu, tai kai reikia atitraukti užuolaidas, taip tada nereikės jungti elektros energijos, naudojant šviesos nereikės. Ir kambaryje iš karto šviesiau. Kambaryje iš karto pasidarė šviesiau ir taip nereikės jungti lempos, kad šviesa degtų ir nenaudosime elektros energijos. Taigi, kompiuteris sunaudoja nemažai elektros energijos ir išjungiant reikia nejungti miego režimą, o tiesiog išjungti visai kompiuterį. Ir taip elektros energija kompiuteriui bus nenaudojama ir sutaupysime elektros energijos.